Sveiki, gerbėmiai. Nepaisant to, kad aš kaip ir dariau video šitą temą, bet jinai Patreonė. Sureaguosiu viešai, nes klausimas buvo užduotas viešai. Taigi, komentaras į epizodą Bomba sukrėtusi pasaulį. Ten aš kalbėjau apie Hirošimą, Nagasakį ir sakiau tokį lengvą apmaudą, kad galima būtų prie to paties, taip kutko, atpakalys dabar yra Nagasakio sprogimas. Žodį išmokau, atpakalys. Kad galima būtų papasakoti ir istorinį faktą ir papasakoti apie naikinamosius veiksnius ir kodėl vieni žmonės mirė, kiti liko gyvi, kiti susirgo. Tai tiesiog pagal pažeidžiamuosius veiksmus. Taigi, komentaras buvo toksai. Istorija ir civilinė sauga, atskiros temos, atskiros pamokos. Sutinku, bet kartais toksai multidalykinis sumaišymas vaikui gali būti netgi patrauklesnis. Čia mano asmeninė nuomonė. Kitas komentaras. Dėdė papasakoti plačiau, kaip saugotis nuo atominio ginklo sprogimo ir kaip išgyventi toliau. Aš jų žinias. Tai susiradau PDF-ą vadovėlis civilinė sauga. Susiradau skyrių apie masinio naikinimo ginklus, mokymosi rezultatai. Skaitau. Gebėsite paaiškinti galimą masinio naikinimo ginklo poveikį. Gebėsite palyginti biologinio, branduolinio ir cheminio ginklo poveikį. Gebėsite pagal išorinius požymius nustatyti panaudotą masinio naikinimo ginklo rūšį. Tai civilinė sauga. Tikiu, kad kitose vadovėliuose geriau. Bet šitą radau internete, PDF-as laisvai prieinamas, ir kitko. Nėra visai prastas. Yra apie pabėgimo krepšį, apie evakuaciją, tikrai rekomenduoju paskaityti. Jisai prieinamas. Bet klausimas buvo, papasakoti plačiau, kaip saugotis nuo atominio ginklo sprogimo ir kaip išgyventi toliau. Taigi mokomieji klausimai vadovėlėje su šito klausimu nesusiję. Bet yra branduolinio sprogimo naikinamieji arba skliausteliuose tiesioginio poveikio veiksniai. Ir išvardinta smūginė banga, šviesos spinduliavimas, skvarbusis jonizuojantis spinduliavimas, radioaktyvusis užteršimas ir elektromagnetinis impulsas. Aš galbūt pradėsiu ne taip, kaip parašyta. Čia suskirstyta pagal energijos procentą. Pavyzdžiui, smūginė banga, tai suspausto oro sritis, plintanti į visas puses nuo sprogimo epicentro, jai tenka 50% visos sprogimo energijos. Smūginės bangos greitis epicentre siekia 1576 km per valandą, 500 metrų nuo spindulio 997 km per valandą, ir taip toliau. Paskui rašo pusės kilometro spinduliu nuo sprogimo epicentro lydosi keramika, palaukit, čia smūginė banga. Visgi pirmas, kas atsitinka, žaibo atsitinka. Tai šviesos spinduliavimas. Ir šviesos spinduliavimas čia aprašytas. Tai matomų ir infrarūdinių spindulių srautas, sklindantis iš branduolinio sprogimo švytinčios srities, jam tenka apie 30-35% sprogimo energijos. Šviesos srautas žmonės akina, šilumos srautas nudegina, gali sukelti gaisrus. Tiesą sakant, viskas tvarkoja. Bet šviesos greitis yra didžiulis, tai yra blyksnį pamatysite net nežiūrėdami į tą pusę. Geriau ir nežiūrėti. Galima apakti laikinai. Dieną apakti galima trumpesniam laiko tarpui, minutę, naktį galima apakti ilgesniam laiko tarpui. Taigi, poveikis iš žmogaus organizmą, aš dabar kalbu apie civilį asmenį. Ir įsivaizduokime, kad mes gyvename Vilniui ir sprogimas įvyko valdžios institucijoje, kažkokioj. Nežinau, Seimas, vyriausybė, nesvarbu. Ir tai priklauso nuo to, antžeminis sprogimas, orinis sprogimas, galingumas, laikas. Manau, kad laikas bus toksai, kad padaryti kuo didesnį nuostolį, tai sakyčiau, piko valanda, pakeliu į darbą arba darbe, nes kai visi yra namie, sprogdinti kaip ir nereikia. Taigi, kaimas ar vienkiemis taikinys nebus. Tai jeigu tikrai bijote branduolinio sprogimo, negyvenkit mieste. Nes mieste gali kilti gaisrai. Taigi, šviesos spinduliavimas, jisai eina greitai ir smūgio banga eina iš paskos. Kuo toliau esate nuo sprogimo vietos, tai yra nuo epicentro, nes centras yra sprogimas, dažnai gali būti virš žemės, bet epicentras yra taškas ant žemės. Ir kuo toliau esate nuo epicentro, tuo didesnė tikimybė, kad liksite gyvas. Nes kuo arčiau būsite, tai galite išgaruoti, net pelenų neliks, galite smarkiai nutekti,
galite mažiau nudegti, galite dar mažiau nudegti, kuo toliau esate nuo sprogimo epicentro. Tai smūgio banga eina greičiau už garso greitį. Tai yra kilometrą įveikia per 2 sekundės, gal net greičiau, 2 km per 4-5, 3 km per 8, bet kai tik tai blykstelėjo, dar neišgirdus sprogimą, geriausia kažkur nukristi. Geriausia kažkur nukristi, kojomis į sprogimo pusę, paslėpti delnus, jeigu yra kapešonas. Kapešonas, nes smūgio banga neša viską. Stiklus, šukes, mašinas, namų likučius. Ir jeigu esate kambarį, viduj, nestovėkite prie lango. Blykstelėjo, gulkitės. Stiklai šnai, jums nieko neatsitiko. Gaisrai. Visgi ten, kur aprašoma smūginė banga, rašome nuo sprogimo epicentro, lydosi keramika, pabala pilki akmenys, už 2000 metrų spindulių užsidega žmonių drabužiai. Ne iš karto. Nes čia įkaista, smūgio banga nupučia, paskui susidaro vakuumas sprogimo vietoje ir kaip per vokiečių miestų bombardavimus kažkas panašaus į ugnies audrą. Tai yra ugnies šaltinis siurbia degonį ir matėt per filmus sprogimas, medžiai palinksta ir paskui atgal. Tai yra nuėjo banga, susidarė vakuumas ir degonys grįžta atgal. Ir tada čia kaip laužą kūrenat ir jisai niekaip neužsidega ir jūs pradedat duoti biškį daugiau degonės. Tai ten tas grybas, jisai siurbia degonį ir tada viskas užsidega. Kas tik tai gali užsidegti. Aišku, žmonių drabužiai, tai čia savaime suprantama, vadinasi, reikia mokėti gesinti žmonių drabužius. Kažkom uždengti, priploti, dar kažkas tai. Taip. Žmogus sprogimo banga labai greitai ir stipriai suspaudžia, veikia kelias sekundės, traumuodama kūno audinius ir organus, ypač plaučius, inkstus, širdį. Paveiktas sprogimo žmogus griūna, jis sužaloja griūnančių namų dalis, lekiantis akmenys, žemės stiklai ir panašiai. Taigi, jeigu jūs stovite, tai tikriausiai jūs nuskrisite. Jeigu jūs atsigulsite, tai tikriausiai nuskris pro jūs kažkas tai. Tai pirmas dalykas apsisaugoti nuo smūgio bangos. Tai kuo mažiau vietos užimti. Šaligatvio bordiūras, netgi tai gali jums padėti. Ir taip toliau. You name it. Jeigu esate patalpoje, kaip jau minėjau, nestovėkite prie lango. Svarbus jonizuojantis spinduliavimas. Tai gama spindulių ir neutronų srautas, kuris ardo organizmo kūno audinius. Skvarbioji radiacija. Čia vėl parašyta tik tiek. Jinai veikia 10, 15, 20 sekundžių. Bet koks ekranas gali padėti negauti didesnės dozės tos rentgenų per valandą. Nes bet koks, pavyzdžiui, jūs ateina daryti rentgenų nuotrauką, jums duoda tokį švininį žiurstą. Kam? Tam, kad neapšvitinti to, ko nereikia ir paveiksluoti tik tai, ko reikia. Dantis arba tas vietas, kur dantis turėtų būti, nesvarbu. Taigi, skvarbioji ta spinduliuoti, jonizuojanti, jinai trunka neilgai, bet nuo šviesos spinduliavimo galima laikinai apakti. Nuo smūgio bangos galima gauti kažkokį sužeidimą. Paskui ant jūsų gali užsidegti drabužėlis. Reikia pagalvoti. Apakau, saugau akis, tuoj praregėsiu, susigaudysiu, dabar geriau gulėsiu, nejudėsiu, tol, kol praeina smūgio banga. Sulaikau kvėpavimą, kol degonys praeina pro šalį, kad galėčiau paskui kvėpuoti. Stengiuosi per tas 10-15 sekundžių neatsistoti ir nebėgti. Bet po to 10-15 sekundžių, maždaug už 10-15 minučių atsiras ketvirtas veiksnys. Tai radioaktyvusis užteršimas. Radioaktyvų užteršimą sukelia per sprogimą išspinduliuojamos alfa, beta, gama dalelės, atsiradusios jonizuojančios radiacijos metu ir neutronai. Asmenims buvusiems branduolinio sprogimo rajone gali prasidėti ūminė spindulinė liga. Nuo pačio užteršimo ne. Jeigu užteršimo šaltinis yra pašalintas. Kas yra tas užteršimas? Tai tas sprogimas
kuo arčiau žemės paviršiaus, tuo blogiau. Jisai susirbia dulkės nuo žemės paviršiaus, jos tam burbulė įgyja radioaktyvių savybių, plus ta spinduliuotė paveikia tam tikrus cheminius elementus žemės paviršiuje ir jie ionizuojasi. Ir tuo metu būtų gerai jų neįkvėpti. Tų dulkių būtų gerai neįkvėpti. Tos kaukės, kurios nuo COVID buvo, jos visai tinka sulaikyti radioaktyviam dulkiam. Taip pat tinka ir paprastos dujokaukės. Pavyzdžiui, štai tokios. Nes jos dar turi stikliukus, apsaugo ir akis, apsaugo ir plaukus. Filtras. Filtras gali būti ir truputėlį pasenęs, bet jisai tikrai sulaikys radioaktyvias dulkes ir būtų gerai turėti atsarginį filtrą, nes tas prisipildo radioaktyvių dulkių ir po kažkiek laiko pats gali būti radioaktyvus, tai galima būtų pakeisti. Ar dujokaukės yra geros? Šiaip tai šita dujokaukė, jinai tikrai yra sena, 74, bet seni chemikai sako, jeigu pasimtum 10 cm gabaliuką ir ištemptum jį dvigubai ir jeigu jisai neplyšta, tai dar vadinasi laiko. Plus šita dujokaukė po branduolinio sprogimo, jinai yra skirta apsisaugoti nuo dulkių. Nes dulkės gali būti įkvėptos per nosį, per burną, gali paveikti akis. Tai netgi sakyčiau, tie akiniai, kur yra uždari, tokie lenktynininkų, jie irgi visai tinka. Jeigu buvote namie ir jums stiklų nesudaužė, tai galite su izoliacija dar biškį užsisandarinti, uždaryti fortkes. Jeigu stiklai sudužo, tai reikia staigiai, kartonų, fanerą, nesvarbu kom. Ir turėkit izoliacinės juostos. Turėkit daug plačios izoliacinės juostos, kad būtų galima sutvirtinti, užklijuoti, kad nepapultų dulkės į vidų. Jeigu gyvenate ne mieste ir turite daug kambarių, tai galite netgi pasidaryti tokią kaip palapinę prieš įėjimą. Tai yra, ten būtų ta vieta, kur jūs pilnai nusirengėt, į polietileno maišą, šiukšlių maišą, sudedat savo drabužius, viršutinius drabužius. Namo iš karto į dušą. Nusiiminėjimas drabužių irgi yra atskiras mokslas. Reikia nusiiminėti taip, kad kuo mažiau paviršiaus paliestumėt rankomis. Gal tai ir nesvarbu, bet jeigu buvote supirštinti, tai pirštinės reikia nuiminėti taip, kad nepavėstum pačios pirštinės. Ir tada visa viršutinė drabužiai turi būti nusiimami taip, kad nepaliesti to viršutinio sluoksnio. Tada juos sudėti į maišelį uždaryti. Tada į dušą. Nusiprausti, nemirkti vonioje, nusiprausti. Nusivalyti. Jeigu vandens nėra, nes gali taip nutikti, tinka drėgnos servetėlės. Tose yra daugybė metodų, kaip būtų galima tai nusivalyti, tiesiog įjunkit paprastą bazinę logiką. Blogiausiai bus naviniam gyvūnams. Jos irgi reikės nuplauti. Ir jie neturi viršutinių rūbų, kuriuos gali nusiimti. Jeigu reikia iš tikrųjų išeiti iš namų, tai reikėtų pasiimti šiukšlių maišus, vėlgi tą pačią izoliacinę juostą, pasidaryti tokius antbačius, kad būtų galima išmesti antbačius, o ne batus. Jeigu neturite cheminio apsaugos kostiumo, tai žinokite, izoliacija ir šiukšlių maišai, jūs galite pasidaryti visą kostiumą, jeigu reikia išeiti iš namų. Bet kalbant apie tą radioaktyvių vietovės užteršimą, jisai nesilaiko amžinai. Jisai krenta. Nes, pavyzdžiui, štai čia yra civilinės saugos paskaičiavimų lentelė. Ir joje yra įvairūs kriterijai. Pavyzdžiui, jeigu sprogimas yra toks kaip Nagasakyje, tai gaisrų spindulys esant oriniam sprogimui yra 4,4 km gaisrų. Jeigu ant žeminis, tai 2,6 km gaisrų. Jeigu mes žiūrime į radioaktyvų užteršimą, tai radioaktyvus užteršimas, jisai jau per 1 valandą krenta smarkiai, per 2 valandą dar smarkiau ir kai mes sakome LT72, tai žinokit, per 72 valandas radiacija realiai sumažėja. Taigi, tos 72 valandos nepaimtos šiaip sau, jos paimtos remintis štai šitokiais paskaičiavimais. Atrodytų viską pasakiau, štai šitą liniuotė labai įdomi ir
tas 0,02 megatonus. Tai yra būtent Nagasakio bomba. Įdomesnis toks kriterijus štai lentelė yra, kad sprogdimo duobės diametras būtų 90 metrų, o gylis 16 metrų. Ir kitką aš jau kaip ir pasakiau. Ir dar grįžtant prie pažeidžiamųjų veiksnių, elektromagnetinis impulsas. Tai erdvėje plintantis, atskirai vienas nuo kito neegzistuojantys, nuolat kintantys magnetiniai laukai. Šis veiksnys nelabai veikia žmonės, bet gali sugadinti elektrinius ir elektroninius prietaisus. Kadangi mes negalime žinoti, kada įvyks branduolinis sprendimas ir koks jisai bus, tai jeigu nereikia, tai šakutę iš rozetės ištraukit. Tiesiog tas daiktas nebus prijungtas prie tinklo. Tiesiog prevencijos priemonėm. Pakrovėt, tvarkoj, padėjot. Mašina dabar turi daug kompiuterizuotų sistemų, galimai nebeužsives. Bet gal po kažkiek laiko užsives. Degalinės galimai nebedirbs, galimai reikės pasikeisti padangas, jos tikriausiai juodos bus ir apdegs. Tai galima netgi turėti atskirą pompą, galima aišku elektrinę iš to, kur jūs pakraunat telefoną, bet galima ir kojinį. Tiesiog smulkmenos. Pabėgimo krepšiai apie tai nekalba. Kiti daiktai, kurie nenaudojami, bet gali būti panaudoti kaip mobilusis telefonas, jį būtų galima įvidioti į kepimo popierių. Ne popierių, kepimo foliją. Bet čia taip, jeigu jau mes tikimės, kad kažkas atsitiks. Paprasti tranzistoriniai radio imtuvai šiaip gali būti paveikti, bet jeigu tuo metu buvo išjungti, tai galimai ir nebuvo paveikti. Bet jeigu tuo metu buvo įjungti ir buvo iškelta antena, vėl priklauso nuo atstumų. Taigi, kuo toliau nuo epicentro, tai ir smūgio banga, ir šviesos spinduliavimas bus mažesni. Taigi, kai yra 1, 2, 3 nudegimai, tai tas sunkiausias nudegimas bus arčiausiai epicentro. Tai turėkit daiktų užsilipdyti susižeidimus, turėkite vaistukų, kremukų prieš nudegimus. Tai pravers bet kurio gyvenimo atveju, nebūtinai branduolinio sprogimo. Taip. Branduolinis sprogimas sukelia antrinį poveikį. Gaisrus mes paminėjom. Debesis judės kartu su vėju, su debesim, vėjo kryptimi. Evakuacija turėtų būti vykdoma statmenai vėjo krypčiai. Taip kitko civilinės saugos vadovėlėje apie evakuaciją yra pasakyta. Krepšio sudėtis yra parašyta. Paskui kalbame, kad radioaktyvios medžiagos patekusi į organizmą ilgainiui sukelia lėtinę spindulinę ligą ar vėžinius susirgimus. Tai dėl to ir geriausiai būtų, kad nepatektų. Ir kai mes kalbėjome apie tą užteršimą, buvo alfa, beta, gama dalelės. Tai alfa dalelės jos yra nepavojingos, drabužiai jas sulaiko. Bet jeigu jos patenka į vidų, jos padaro daugiausiai žalos. Blogis yra kitur. Antrinis poveikis yra toks, kad galimai sveikatos apsaugos sistema sunkiai galės pajėgti, padėti, gal net patys bus nukentėję. Priešgaisrinės apsaugos gelbėjimo tarnyba lygiai taip pat. Bet čia mes kalbame apie sprogimą ir žmonės, kurie atsiranda skirtingose atstumus nuo epicentro. Bet jeigu prasideda, ir dabar juodžiausias scenarius, branduolinis karas, ir to pasiekoje masiniai gaisrai ir didžiuliai kiekiai suodžių pakyla į dangų, yra tokia branduolinė žiemos teorija, kuri gali užtrukti metus, kai kažkada pasaulyje išsiveržė vulkanas. Tai buvo metai be vasaros. Metai be vasaros dar nėra taip blogai, priklausomai nuo to, kiek sumažėja temperatūra. Bet tie didieji teoretikai sako, kad gali būti ir 2 metai, ir 3 metai, tai reiškia, kad nėra derliaus. Bet šita teorija realiai sukurta tam, kad visus išgąsdinti dėl branduolinio sprogimo, dėl branduolinio karo, kad tai iš tikrųjų yra pasaulio pabaiga. Tai yra, po tokios katastrofos reikštų, kad žemės ūkis nieko neužaugina, kad maisto atsargos
baiginėjasi ir netgi tada, kai branduolinė žiema baigėsi, augmeniją dar galima atgaivinti, atradus sėklų. Bet jeigu gyvūnyje, nes gyvūnai nukentės lygiai taip pat kaip ir žmonės, gal net blogiau, nes jie negali apsisaugoti, tai gali būti sudėtinga nebūti vegetaru po branduolinės žiemos. Nepulkime į paniką, pagalvokim tiesiog, kaip mums patiems mažiausiai išsilaikyti 72 valandas ir turėti izoliacijos, radijo imtuvą, medicininių priemonių ir gerą nuotaiką. Geros jums dienos.